Džiugu iš tiesų matyti Panevėžyje ne tik online, bet ir gyvai jūs ir taip pat išgirsti įdomių ir naudingų pranešimų. Ir šiandien, žinoma, aš noriu pasidalinti savo įžvalgomis, kurios yra aktualios šiandienos verslui. Tai mano šiandienos tema yra 5G reikšmė verslo konkurencingumui ir kaip šią galimybę išnaudosite jūs, tai yra verslas. 5 kartos ryšys į rinką žengia su pažadu transformuoti verslą. Tai didesnis greitis, mažesnė delsa, didesnė talpa leidžia teikti inovatyvesnės paslaugas ir kurti naujus produktus ir juos taip pat įgyvendinti, ko anksčiau mes padaryti negalėdavome. Ir ko verslas tikisi iš 5G? Tai žinoma, kad didesnio verslo produktyvumo ir našumo, automatizuojant procesus ir supaprastinant duomenų perdavimą. Taip pat iš to seka ilgainiui ir sumažėjusios išlaidos. Taip pat atsiranda naujų technologijų galimybės, kadangi kūrėsi naujos paslaugos ir produktai, iš to seka, kad atsiranda ir naujų technologijų galimybių. Na ir žinoma, didinti konkurencinį pranašumą diegiant naujas paslaugas. Įsivaizduokite, kad gamybinėje įmonėje dirba robotai autonomiškai. Ir aišku, visa tai yra tik dėl to, kad tai yra įdiegtas 5G būtent įmonės patalpose. Tele2 ryšys pradėjo veikti dar 2022 metų rugsėjį, kalbant apie 5G naujos kartos ryšį. Taip buvo tam tikrų reguliacinių procedūrų, dėl ko pats diegimas naujos technologijos buvo sustojęs, bet gavus tam tikrus leidimus, įgyvendinus dažnių aukcioną, startas buvo itin spartus. Ir vos per 1,5 metų Lietuva prisivijo pažangiausias valstybės, tai yra interneto rinkos lyderius ir galima sakyti, kad šiai dienai Lietuva yra tarp rinkos lyderių, kalbant apie internetą pasauliniu mastu. Naujos galimybės iš tiesų atveria ir tam tikras strategijas. Jau šiandien dienai 5G ryšiu gali naudotis dauguma gyventojų. Bet vis dėlto operatoriai pasirinko skirtingą strategiją būtent šios ryšio paslaugos diegimui. Tai visų pirma, kodėl? Vieni operatoriai pasirinko diegti 700 dažnį, tam, kad būtų galima turėti didesnę aprieptį. Bet technologiškai yra labai svarbu tai, kad tai gali šiek tiek sumažinti greitį, ko pasekoje kartais net pats internetas gali siekti jo greitis ir 4G spartą. Kalbant apie Tele2 pasirinko modernizuoti savo jau esamą 4G tinklą ir plėsti 5G greitąjį internetą. Tai reiškia tai, kad mes atliepiame klientams lūkesčius turėti greičiausią internetą, pastovumą ir mažą delsą. Ir mūsų daromos apklausos, o mes tų apklausų iš tiesų darome daug, liudija, kad verslo klientams dažniausiai reikalinga yra greitis. Ir renkantis operatorių, su kuriuo dirbsite kaip partneris, su kuriuo kursite inovacijas ir žengsite į konkurencinį pranašumą, vis dėlto svarbu pasižiūrėti, o kokią būtent strategiją operatorius yra pasirinkęs.
Nes jeigu yra klientui reikalinga itin didelis greitis, todėl svarbu irgi yra pasakyti apie tai, kad reikia turėti tą 5G internetą, kuris gali pasiekti itin didelį greitį ir mažą delsą. Investicijos į ryšio kokybę. Tai ryšio kartos pokytis tai yra didžiulis įvykis ne tik visai šaliai, bet ir žinoma, kad telekomunikacijų bendroviai. Kodėl? Nes tai reikalauja iš tiesų didelių žmogiškųjų resursų ir rekordinių investicijų. Tele2 į savo tinklą jau investavę daugiau nei 66 milijonus eurų ir dar per 5 metus planuojama investuoti dar 150 milijonų. Ir visa tai daroma tam, kad galėtume teikti išties labai greitą 5G internetą visoje Lietuvos teritorijoje. Ir tai, ką įmonės galės net netolimoje ateityje, mes 2023 metais jau užfiksavome login konferencijoje, tai reiškia, kad pasiekėme rekordinį 5G greitį. Greitis buvo 4,45 gigabitai per sekundę. Ir šis greitis ir rekordas įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Ir būtent tokios stotys, komercinės stotys netolimoje ateityje galės būti ir gamybinėse įmonėse, kurios galės automatizuoti savo procesus, taip pat ir sporto arenose, tam tikruose renginiuose, kur susirenka išties labai daug žmonių ir reikalingas didelis greitis. Nors 5G ryšys palaipsniui diegiamas visoje Lietuvoje, dauguma verslų ir gyventojų dar vis naudojasi 4G ryšiu. Šios kartos ryšys Lietuvoje yra itin išplėtotas ir populiarus. Siekdami atliepti klientų poreikį, 4G tinklą mes nuolat atnaujiname, modernizuojame, o tai reiškia, kad galime pasiekti dar didesnį greitį. Tai iš to seka, kad tose stotyse, kur yra jau atlikta modernizacija, mes galime klientams pasiūlyti 20–30% didesnę greitaveiką, negu jie turėjo iki šiol. Kalbant apie internetą, apie naujas ryšio technologijas, tai turbūt visi puikiai sutiksite, kad be interneto turbūt negali čia nei vienas verslas. Ir reikalingas yra kaip higiena, kaip oras, kad galėtume dirbti efektyviai. Ir šiandienos skaitmeniniame pasaulyje interneto ryšys yra gyvybiškai svarbus. Ir nesvarbu, ar tai yra didelė ar maža įmonė, norint efektyviai dirbti ir siekti didesnių rezultatų, internetas yra reikalingas. Tik šiai dienai, aišku, yra labai svarbu, kad pasirinktume būtent tinkamą internetą, tai reiškia, kiekviena įmonė ir kiekvienas sektorius turi skirtingus poreikius. Tam, kad mes tos poreikius atlieptume ir galime pasiūlyti būtent tą internetą, kurio ir reikia. Tai visų pirma nešiojimasis internetas mobiliems verslams, tai turbūt pats pikas prasidėjo tai po COVID-o, kada turbūt puikiai suprantame, kad turime galimybę dirbti ne tik iš darbo vietos, bet ir iš namų, iš sodybų, iš pajūrio ir taip toliau. Todėl būtent mobilus ir nešiojimasis internetas ir skirtas šiam sektoriui, tai visoms įmonėms, kurių darbuotojai dažnai keičia darbo vietą ir taip pat transporto ir logistikos bendrovėms. Na ir toliau neribotas internetas, tai yra mūsų vadinamas pro internetas, jis jau skirtas yra ofisui.
Tai kodėl? Ofise dažnai yra tikrai ne viena darbo vieta, todėl reikalingas yra ir greičio stabilumas, reikalingi žymiai didesni duomenys, tai yra neriboti duomenys, todėl tie, kurie persiunčia didelius duomenų kiekius ir reikalingas stabilumas, būtent šis sprendimas ir yra reikalingas. Plius, kad mūsų partneriai gali šį sprendimą jums įdiegti ir esant kažkokiem klausimams visą laiką pagelbėti. Taip pat internetas užsienyje. Tai visoms įmonėms, kurios vykdo tarptautinę veiklą, manau, kad tikrai jų irgi yra daug ir galime pasiūlyti irgi tokį sprendimą ir turbūt daugiausiai, kuris sektorius naudoja, tai transporto sektorius. Turbūt ne viena įmonė neįsivaizduoja vilkiko išleisti be interneto ir interneto kiekiai transporto sektoriai dėl tam tikrų sprendimų, kurie yra plėtojami, jie vis didėja ir internetas yra reikalingas. Na ir apie naujos kartos 5G internetą, tai skirtos įmonėms, kurios nori daugiau optimizuoti savo kasdieninę veiklą, tai reiškia, kad tikrai reikalingas didesnis greitis, ypač IT įmonėm ar gamybinėm įmonėm, kurios jau diegia naujas technologinės sistemas ir aišku didelis interneto pralaidumas. Tai kalbant apie poreikį, tai visi šie sprendimai atliepia tam tikrus sektorius, kuriems yra reikalinga ir pagal tai galime pasiūlyti sprendimą. Na ir žinoma, kartu su naujos kartos vystymu atsiranda ir dar daugiau technologijų, kurias galime mes pasiūlyti verslui. Tai kaip pavyzdys skambučiai. Yra dvi dalys. Tai viena Volte. Volte naudos yra tai, kad iki 3 kartų greitesnis skambučio sujungimas. Jūs turite HD kokybę ir taip pat kalbant galite naršyti. Tai turbūt irgi verslui yra labai aktualu kalbėti apie tai, kad jeigu kalbamės, kartais svarbu ir elektroninį paštą pasitikrinti ar, sakykime, į tam tikrą puslapį informacijos kažkokios ieškoti, tai yra tikrai naudinga. Ir kas yra labai svarbu, kad kiekvienas klientas gali jau dabar įsijungti tą Voltą, tai aš primiktinai irgi kviečiu jūs pasižiūrėti nustatymuose, ar tikrai yra įjungta Volte mygtukas. Nes skirtumas tikrai yra didelis, ypač kalbant apie ir greitesnį sujungimą ir apie pačią balso kokybę. Ir taip pat dar vienas sprendimas, kurį galite irgi naudoti kiekvieną dieną, ar jis yra nemokamas, tai Voice over Wi-Fi. Tai yra telefoniniai skambučiai, kurie vykdomi belaidžių Wi-Fi ryšiu. Tai galimybė skambinti tose vietose, kur mobilus ryšys yra silpnas. Tai turbūt tikrai yra vietų, kalbant apie tai, kad statomi nauji pastatai, naujų pastatų konstrukcijos dažnai būna tokios, kad nepraleidžia mobilaus ryšio arba praleidžia tiek, kad jis būtų silpnas. Būtent šio sprendimo nauda ir yra tokia, kad jeigu tokį atvejį turite, jūs galite pasinaudoti Wi-Fi ryšiu ir skambučio kokybę žymiai pagerinti. Taip, ir kalbant apie internetą, daug ir apie jį ir kalbėjom, kad verslas vis dažniau ir dažniau naudoja, bet labai svarbu pradėti kalbėti ir apie saugumą. Ir tikrai jūs, manau, kad visi girdėjote ne kartą ar socialiniai medijoje apie sukčių atakas, apie jų padarytą žalą. Todėl labai svarbu kiekvienam verslui apie tai pagalvoti ir imtis papildomų saugumo priemonių tam, kad galėtume išvengti šių atakų. Nes pagrindinis kibernetinių sukčių tikslas yra tai, kad išvilioti pinigus ar gauti kokią kitą jautrią su įmonė susijusią informaciją. Ir kokiasgi taktikas kibernetiniai sukčiai naudoja. Tai viena dalis yra, kad pasinaudoja įmonės ir institucijos silpnosiomis tinklo vietomis, tai yra pagrindiniu internetu, kuris yra įmonės pastate.
Na ir taip pat pasinaudoja įmonės darbuotojų žmogiškomis klaidomis. Tai kalbama apie tai, kad darbuotojas tikrai ne visada gali pamatyti ar identifikuoti, kokią jis nuorodą gavo, ar tai užkrėsta nuoroda ar neužkrėsta. Bet patys suprantam, kad kelių paspaudimų dėka mes galime tikrai turėti labai labai didelį nuostolį. Bet gera žinutė yra tame, kad nuo šių dviejų atakų tikrai jau šiandien yra galimybė apsisaugoti ir tą galima padaryti. Ir vienas iš dažniausiai pasitaikančių atakų būdų, tai turbūt jums visiems yra girdėtas phishingas, tai yra užkrėstos nuorodos, siunčiamos neįtartinuose laiškuose ar SMS žinutėse, gali atnešti didelių nuostolių. Tikrai visi susidūrę esate iš bankinio sektoriaus, iš draudimo sektoriaus, gavę tam tikrų žinučių, kur atrodo praktiškai taip pačiai kaip originalas, bet tai nėra originalas ir gali būti, kad paspaudus turėsite tikrai didelių nemalonumų, ištuštėjusią sąskaitą. Ir čia, ką matote, tai yra pavyzdžiai labai neseniai, kelių mėnesių, apie kokį nuostolį ir padarytas žalas mes kalbame. Todėl tikrai labai svarbu yra ir kalbėtis tarpusavį įmonėje su darbuotojais, kad būtume atidesni, apdairesni, bet tuo pačiu ir imtis tam tikrų saugumo priemonių, apie kurias mes irgi dar šiandien kalbėsim. Ir pirmasis mūsų siūlomas sprendimas tai yra Interneto apsauga Pro. Šis sprendimas orientuotas į atakas būtent įmonės tinklo, įmonės interneto. Tai kaip aš ir buvau minėjęs, kad yra dvi dalys atakos. Tai būtent šitas sprendimas sprendžia to didžiojo interneto atakų, sakykime, silpnasias vietas. Ši paslauga užtikrina, kad vos per mokėdami 10 eurų per mėnesį jūs gausite visą spektrą kibernetinių paslaugų, kas gali atstoti net kelis įmonės darbuotojus. Na, įsivaizduokite, kad pirkdami ugnesienę, jūs turite tai pirmiausiai nusipirkti ją, tada konfigūruoti, įdiegti, keisti nustatymus. Apie šią paslaugą kalbant, to daryti nereikia. Mūsų partneriai šią paslaugą įdiegia. Partneriai iš tiesų yra, kurie turbūt daugiausiai Lietuvoje yra diegiančių būtent ugnesinės. Jie atsižvelgia į įmonės poreikius, tai kliento poreikius ir pagal tai sukonfigūruoja maksimaliai, kas yra įmanoma. Tai reiškia, kad jums tiesiog reikia šią paslaugą užsisakyti ir papildomai daryti nieko nereikia. Toliau interneto apsauga įmonės tinklų, tai kokios pagrindinės žinutės yra ir kokie funkcionalumai įeina į interneto apsaugą Pro. Tai pati ugnesienė, kuri užkerta kelią potencialiems įsilaužimams ir duomenų vagystei. Toliau IDS ir IPS, tai tiesiog varikliai skirti aptikti įtartiną ar kenksmingą veiklą tinkle, tai dirba kaip prevencinės priemonės. Ir web aplikacijų filtravimas. Tai irgi yra labai svarbu, nes didina saugumą. Darbuotojai tiesiog nenaršo potencialiai nesaugiose vietose. Būtent su šiuo sprendimu jiems neleidžiama prieiti prie tam tikrų svetainių ir naršyti. Tai iš to kartais gimsta ir tokios žinutės, kad kartu tai didina produktyvumą, nes nereikia naršyti tam tikrose puslapiuose. Taip pat interneto apsauga darbuotojų įrenginiams. Ši paslauga, kaip ir minėjau, skirta būtent darbuotojų įrenginiams, kad atėjus tam tikroms atakoms jie jų tiesiog negautų. Paslauga yra labai paprasta, ji įdiegta mūsų tinkle, todėl darbuotojų ir įmoniai daryti nieko nereikia. Tiesiog jūsų veikiančiuose Tele2 tinkle telefonuose, jei yra aptinkama ataka, jos net tiesiog negali, ji tiesiog neteina į patį įrenginį. Ir toliau interneto apsauga dar patiems darbuotojams, apie kuriuos minėjau, tai paslaugą galima išbandyti
2 mėnesius nemokamai, tai galite irgi pabandyti pasižiūrėti, kokia ta reali nauda yra. Paslauga pritaikyta yra visiems įrenginiams, aš nekalbu apie telefoną, aš kalbu apie planšetę, aš kalbu apie kompiuterį ir kitus įrenginius, kurie yra susijęti su internetu. Paslaugos nustatymų valdymas irgi vyksta mūsų savitarnos svetainėje, todėl paprastas yra ir valdymas. Paslaugą galima bent kada jungti ir bent kada išjungti. Jeigu nematote naudos išjungti, bet manyčiau, kad tikrai pasinaudoję kelis mėnesius jūs nenorėsite jos išjungti ir matysite kaip didelę vertę. Ir taip pat yra svarbu, kad paslaugą galima personifikuoti pagal jūsų poreikius. Tai čia kalbam apie tai, jeigu nenorite tam tikro turinio įmonėje leisti, tą galima padaryti su šia paslauga labai paprastai per mūsų savitarną. Na ir trumpai reziumuoti mano pranešimą noriu, kad ir sudėti pagrindinius 3 akcentus. Ryšio technologijos jau keičiasi. Įmonės taip pat pagal tas ryšio technologijas jau keičiasi ir keisis, todėl yra svarbu, kad didesnė interneto sparta iš tiesų padidins Lietuvos įmonių konkurencingumą kitų valstybių atžvilgių. Juk kiekviena įmonė ateidama ir investuodama į Lietuvą, jie pirmiausiai tikrai pažiūri, koks yra technologinis potencialas Lietuvoje. Dėl konkretiems verslų poreikiams pritaikytų interneto sprendimų didės darbo našumas ir efektyvumas ir vis daugiau procesų perkeliami į virtualią erdvę, todėl labai svarbu kiekvienam verslui pasirūpinti kibernetiniu saugumu. Ir tiesiog, jeigu dar tuo nepasirūpinote, iš tiesų pats laikas apie tai galvoti, nes rinkoje įrankių galima pasiūlyti tikrai daug, kad jūsų darbas būtų ir našesnis, ir saugesnis, ir lygiai taip pačiai konkurencinėje rinkoje galėtumėte laimėti. Ir jeigu norėsite pasitarti ar turite klausimų, bendraukime, mano kontaktai yra skaidrėje. Tai ačiū Jums visiems.